Jau kitais metais naujajame Hansa banko administracinėme pastate Vilniuje, dešiniajame Neries upės krante, darbuosis daugiau nei 1000 banko darbuotojų. Pirmosios idėjos apie naują pastatą buvo dar prieš iškylant Europos centrui, kuris čia visai šalia matosi, ko gero kokiais 2002-2003 metais, o galutinis apsisprendimas buvo 2004 metų pradžioje, netgi tiksliau 2003 metų pabaigoje, ir pagrindinė priežastis buvo tai, kad mes Vilniaus mieste tuo metu buvom išsidėstę 9 vietose ir norėjom visą tai turėti vienoje vietoje. Administracinio pastato kompleksą sudaro vertikalus korpusas, susidedantis iš 2 atskirų pastatų, 14 ir 16 aukštų, tarpusavėje sujungtų skaidrių atriumų. Vienas iš projekto atrankos kriterijų – draugiškumas aplinkai. Aš asmeniškai esu įsitikinęs, kad jisai papuoš mūsų miestą. Ir papuoš mūsų miesto tikrai puikiai, nes daugeliu aspektų, kurių čia net nepradėsiu vertinti, tai yra unikalus pastatas. Aš manau, kad mums pavyko subalansuoti labai tinkamai tiek pastato architektūrinius sprendimus, tiek ekonominius sprendimus. Statybos pradėtos 2007 vasarą, o jau rudenį į naujo administracinio pastato pamatus įbetonuota kapsulė, simboliškai pažyminti statybos darbų pradžią. Ir štai po 9 mėnesių pastatas jau stovi ir ant jo kabo pabaigtuvių vainikas. Planuojama, kad modernus finansinių paslaugų centras dešiniajame Neries krante bus užbaigtas 2009-aisiais. Vaikščiant jau dabar pastate, kai dar nėra jokių baldų ir jokios dar nėra infrastruktūros, jausmas yra visai kitas. Jisai yra jaukus, erdvus, malonus ir aš tiesiog negaliu sulaukti, kada mes galėsim persikelti. Hansa banko naujasis administracinis pastatas bus atviras visuomeniai. Pastato pusė, kuri išeina Neries krantą, bus labai didelė terasa, kurioje galės svečiuotis ne tik banko darbuotojai, bet ir klientai, ir visi miesto gyventojai. Naujajame pastate įsikurs ne tik bankas, bet ir lizingo, gyvybės draudimo, investicijų valdymo, draudimo brokerių dukterinės bendrovės. Todėl klientui bus sukurta galimybė gauti visas finansinės paslaugas vienoje vietoje, moderniame finansinių paslaugų centre, kuris, kaip tikimasi, taps naujojo Vilniaus modernaus ir svetingo vidurio ir rytų Europos miesto simboliu.